Mėgėjas žuvauti buvau, esu ir būsiu. Jaunas žuvaudavau su meškere Nemune nuo kranto. Meškerykotis buvo iš Lazdyno, kurio miške ieškodavome kuo ilgesnio ir kuo plonesnio. Reikėdavo nemažą pavargti, kol tinkamą rasdavome. Pjaudavome prie pat žemės, žievies nelupdavome. Parsinešę, prie viršūnės pririšdavome gana stiprią virvutę su kilpa. Kitame gale taip pat. Gale namo į čytą įkaldavome vinį ir už kilputės smaigalių į viršų pakabindavome meškerykotį. O apačioje už kilputės pakabindavome svorį. Tai palikdavome kaboti, kol gerai išdžiūdavo. Svoris ištemdavo meškerykotį ir jis tapdavo lengvas, elastingas ir tiesus. Nebuvo atvejo, kad žuvaujant nulūžtų. Labai lengva buvo užmesti valą suplūdę. Valo tada nebuvo. Turgaus dieną eidavome į turgų. Ten ieškodavome šyvų arklių ir kai prie vežimo nieko nebūdavo, prisitaikę prie uodegos, prisiraudavome šerių. Ieškodavom arklių kuo ilgesniem uodegom. Prisirobę, sprukdavom šalin, kad netektų paragauti ūkininkų botkočių. Pačiame gale būdavo vienas storesnis valas. Prie jo rišdavau kabliuką. Plūdę pasidarydavau iš žąsies plunksnos, jokio svorio nemaudavau. Štai, meškerė ir paruošta. Jaukas buvo musės, paprastai prisigaudydavau 100 musių. 3 pastovios žuvavimo vietos prie gimnazijos, kuria Vona įteka į Nemuną, prie Liepakojo, čia iš skerdyklų į Nemuną patekdavo kraujas ir visokie mėsgaliai. Kai skersdavo, tai upėje žuvų prie upelio žiočių buvo begalės, bet nepagaudavai nė vienos. Tačiau kitomis dienomis, kai niekas gyvulių neskersdavo, žuvelių iš įpročio vėl prisirinkdavo ir tada juos griebdavo jauką muselę, džiaugdavaisi, kad gerai kimba. Su 100 musių pagaudavau 80 žuvų. Jas verdavau ant virvutės neizelkės. Viename virvutės gale pririšdavau skersinuką, kitame vielos gabalą panašų į adatą. Verdavau žuveles per žiaunas. 3 vietą Nemune parinkdavome kur daugiau mūsų manimų laikydavosi žuvys. Šniūrus statydavome saulei leidžiantis, traukdavome saulei tekant. Iškeldavome rekečio pagalbą. Tai paprastas eglutės liemenėlio gabaliukas nuo sprindžio iki 1,5 ilgio su šakučių vainikėliu.